Sveikinimai treneriai su pergalė, toks sunkus vakar pusfinalis, kaip pavyko išsimiegoti, atsities ir šiandien kitokį veidą parodyti. Manau, labai gerai pavyko, nes rezultatą matom, 3 vieta, labai sveikinu mergaitės. Taip pat noriu iš tiesų ir Vilniaus mergaitės pasveikinti, vakar turėjo tikrai gerą kovą ir neaišku, kurios turėtumėme šiandien turėję būti varžovės šiandienos dienos. Tai tikrai šaunuolės mergaitės, labai džiaugiuosi už savo komandą ir kaip sakant, geras startas bus prieš kitų metų MKL U12 pirmą iššūkį. Neturėjo šiandien ūgio pranašumo ir ar tas greitas krepšinis šiandien buvo raktas į pergalę? Na, žinot, šitam amžiui nieko kito ir nėra. Tiesiog greitas krepšinis, kaip išeina, taip žaidžiam, turim mažytės mergytės, tą jos ir šiandien ir padarė. Ar galima šitą NBA Junior projektą laikyti kaip gerą pasiruošimą kitų metų jau tam svarbiam pirmo iššūkio startui? Tikrai taip, 100%. Sveikinu Mingailę su pergalė ir kur šiandien buvo stipresnės už varžovės? Nežinau net. Ar greitis, ar gera gynyba, ar tvirtas charakteris šiandien lėmė pergalę? Manau, kad visai neblogai metimai ėjosi ir gynyba. Ar po vakar rungtynių, po to skaudaus pralaimėjimo šiandien pavyko gerai išsimiegoti ir paliktas mintis kažkur kitoj pusėj salės? Labai gerai pavyko. Treneriai, ar vakarykštės rungtynės ir ta draminė pabaiga šiandien buvo faktorius antroji rungtynių pusė, kad gal kažkiek jėgų merginom pritrūko? Gali būti, kad pritrūko jėgų, bet visos komandos žaidžia panašiai vienodom sąlygom, tai čia turbūt nėra pasiteisinimas. Tiesiog buvo sunkios rungtynės, ne viskas pavyko, kažkas gal nepatiko ir, pasimetėm ir varžovės pabėgo. Trečiam kėliny dėl asmeninių pražangų praradot lyderę ir Mečiukaitę. Ar tada įvyko kertinis rungtynių lūžis? Lūžis įvyko anksčiau, kai vienas iš pagrindinių žaidėjų susirinko po 4 pražangas. Galima taip vertinti. Galima vertinti, kad lūžis įvyko vėliau. Manau, kad tai yra tiesiog vienas iš epizodų, kurių galbūt neturėjo būti. Aš nesiginčiu dėl pražangų, ar ne? Bet vienas iš tų epizodų, kurie neturėjo atsitikti šitose rungtynėse. Kalbant apskritai, nueinant į šoną nuo rungtynių, kaip apskritai vertinat šitą projektą NBA Junior, ką jis įduoda merginom tam pasiruošimui prieš kitų metų pirmą iššūkį? Na, jis labai daug duoda. Mergaitės apsižaidžia, iš dalies sužino savo pajėgumą. Vis tiek didesnė dalis šitų mergaičių jau žaidžia moksleivių krepšinio lygoje tarp metais vyresnių. Tai tose komandose jos turbūt yra padedančios žaidėjos, o čia jos turi tapti lyderėmis. Tai manau, kad tai pirmas rimtas žingsnis jom į tokį tikrą krepšinį, kur jos bus lyderės.